čia daugiau poetiški fragmentai. Nes kodėl, pavyzdžiui, aš galiu irgi būti kaip dainininkas. Dainininkas, reiškia, visada gyriamas, kadangi jis poetiškas, lyriškas. Kodėl negali būti lyriškas darbas? Kodėl negali būti kaip intriga? Tai sako, čia keistai atrodo, turi labai kietą, tvirtą, jeigu medžiaga, tai labai turi kietas idėjas, jau reiškia labai tvirtas, jau tokias monumentalius dalykus turi daryti. O tuomet monumentalumas, čia pakankamai yra daug monumentalumo tame statiškame darbelėje, kuris elementarus, bet tuo pačiu žaismės yra ir tuo pačiu monumentalus. Nes jame įdėtos panaudotos medžiagos, elementai, simboliai, kurie pakankamai rimti ir reikšmingi žmogui. Vis tiek visame kame yra ta transcendencijos, ta gilioji pusė. Čia tik tai materija, bet transcendencijos nėra be materijos. Jeigu nėra medžiaginio pasaulio atitikmens, ir transcendencija negali egzistuoti. Jos nėra. Nes jeigu turim atitikmenį, mes galim įsivaizduoti tą visą dvasą, tą krūvį, tą visas tai, kas yra nematoma, už jo. Ne taip, kad pasaga kaip naudojama, kaip reikšmė. Reikšmės neturi būti. Ir ta, sakysim, svarba, kaip funkciškai naudojama pasaga. Tik tai įvardymas tai. Bet jis turi savo vidinį gyvenimą. Substancinis individas pasaga, o čia dar pratęstas gyvenimas substancinio individo, pratęstas, įdėta istorija. Jis praranda tuo pačiu savo vertę, jis pasidalina svarba, istorija ir pati pasaga. Jis yra praranda, jis svorį praranda, jis dalomasi elementariai, kadangi ant jo stovi, jis yra kaip pjedestalas, jis yra kaip pjedestalas, o visa kita svarbiausia, reikšmingiausia yra čia. Man kūrėjai, tai nieko jis nedingsta, tai stebėtojų gali, nes pjedestalas mano yra čia, o jau virš akmens visą tai jau vyksta. Ir jo visa istorija ir šita istorija, kadangi pakankamai daug įvedų pasagų. Čia Persas, Zeusas, pasivartas Jaučia, irgi bando. O ta Europa jau mergina supratusi, kad ją domina vyriškoji lytis, vyriškasis pradas. Jie tokiam amžiui, kur jis smalsu. Bet o ką pasakys tėvas, sužinojęs, kad jie domisi vyriškiais? Na ką, jie ir koketuoja, jie ir truputį nori, ir truputį bijosi. Taip tokia ta savotiška, komiška, ironiška situacija šitam darbe. Kažkaip iliustruoti dabartinę būseną pasaulio situaciją panaudojau angelo, skrendantį virš žemės, išdirbinėjantis, skrendantis tarsi nerandantį, kur nusileist pas žmonės ant žemės, nes visur dygu, gal tai eglės viršūnės, gal tai pjūklas, iš tikrųjų čia iš pjūklo darytas tas žemės kontūras, degantis raudoni sparnai ir jam nedrąsu, kur leistis, nebėra kur, jis nelaukiamas, jis negeidžiamas. Angelui nėra vietos. Ir tekstas yra agrarinės kultūros saulėlydis. Ar tai galimas dalykas, kad menininkas galėtų pranašauti tokį tragišką būseną civilizacijai? Jis neturėtų būti taip, kad staiga agrarinė kultūra baigėsi ir kažkaip gali kažkas tęstis gyvenimas. Tai yra gyvenimo pabaiga, tai yra civilizacijos pabaiga. Bet ši pakankamai drastiška situacija. Jam nėra
vietos čia. Šitas darbas bus padovanotas besilaukiančiai moteriai, jau žinau kuriai, kuri dabar už mėnesio gimdys. Viduje kūdikėlis, užmegztas kūdikėlis, ta moteris laukiasi. Turi sparnus ir tie sparnai suteikia daug vilties. Agrarinės kultūros tie fragmentai paimti visiškai iš pavalkų, iš vežimo fragmentų. Debesis čia yra daugiau poetinis toksai sprendimas, kada vėlgi ant pasagos, ant to kalno, bet jame darosi visokie dalykai ant to kalno. O šiame atveju šis sprendimas yra nešantis žmogus debesį. O debesis, kas yra debesis? Jis gali būti ir kietas, ir grėsmingas, ir švelnus, ir džiuginantis. Man asmeniškai gyvenime nieko nėra gražesnio už tą pamatymą debesies, dangaus. Tai verčia tave žiūrėti aukštyn, ne į žemę, bet į dangų. Ta nestandartinė būsena, kada tu turi į dangų žiūrėti ir pamatyti jame, neišvengiamai turi pamatyti. Ne iliuzoriškai kažką mąstyti. Mąstyti, apmąstyti gali, nebūtinai iškėlęs galvą į dangų. O čia matai, bent jau čia matau debesį, sunkų debesį. Galima padaryti akmenį ir šviesų, ir oranžinį, ir rožinį, mėlyną. Bet kaip gali padaryti? Šiuo metu debesis yra sunkus, galbūt lietaus. O kas lietus? Lietus be galo reikšmingas. Ir tarsi po lietum, po šito padebesio, tarsi po skėčio. Gaunasi dabar, žiūri į tą debesį iš apačios ir ko tu lauki? Tu esi laukiantis žmogus. Ar tu džiaugsmo sulauksi iš tą debesys? Ar kažką gausi grėsmės? Gali gauti perkūniją? Taip, kad čia daugiaprasmis tas debesis. Na, taip panaudojau tą būtent dėkingą situaciją, pasagos išlenkimą. Ir visą tai man atitiko mano tas estetinis reikalavimas, kad tu neši dangų, neši debesį visai. Ir tu esi pajėgus tą dalyką daryti. Šitie daugiau dekoratyvus pasagos toks iliustravimas pasagos, toks augaliniai elementai, panaudota vitražinis toks irgi išskaidrinimas, medžiagos kontraversiškai spalva, trapumas ir pačios pasagos ilgaamžiškumas, jos dvasinis patyrimas, kaip žmogaus gyvenimas ir tas gyvenimas laiko trapumą, laiko tą šviesulį, laiko gėlę, laiko žiedą viduje, kaip budizme lotosas yra brangenybė lotose. Taip, kad visame ta gyvenimo, ta materija, ta šiurkštus dalykas, šiurkštus pojūčiais ir staiga įvesta kita medžiaga duoda visiškai kitą nuotaiką, įneša kontrastą, visiškai viziją per tą būtent angoje, toje erdvėje, uždaroje erdvėje gali atrasti kaip širdį, gali atrasti džiaugsmą. Viskas kuriama tenai, nes tai yra jauku. Viskas, kas pas žmogų yra,
tai kaip geriausia vieta būtent pilvo zonoje, kai pas moterį gimsta kūdikis, tai būtent pilve. Pilvo zona yra pasigėrėjimo ir visokiojopos grožio vieta. Ne taip, kas sako, žemių juostos yra negatyvas, neįdomu, nešalanku ar kažkas panašaus. O čia yra jaukiausia vieta. Gimsta kūdikis, jis ten saugiausias. Taip ir kaip motinos įsčios, taip ir jame gimsta kažkas, tai lauk, bus, kažkas bus. Čia vienas iš paskutinių darbų, tai pagrindinis archetipas. Tai norėjau parodyti, kad vyras, moteris ir kūdikis yra tarsi iš vieno. Taip yra iš vieno kūno. Vyras kaip paukščio kaukė, tarsi su paukšto kaukė, su sparnais, orientuotas į vertikalę, į viršų. Jis kaip sargas tarsi, bet sargas apsaugantis savo silpnąją dalį. Jeigu žmogus neišvengiamai turi antrininką turėti, tai kitos lyties atstovą, moterį. Antroji pusė, mes taip kalbam tautoje, antroji tavo pusė, arba moterį, arba vyrą. Ir ta moteris iš vieno kojų atskilusi, vėlgi atlieka tą misiją, sargo misiją. Jau ji globoja, glamonėja ir veda rankomis, drąsina jų bendrą augintinį, jų bendrą vaiką. Ta, iš to, kas jų sudėtos, jų viltys, visa genetika, visa jų pedagoginė išmintis ir išmonė. Ir dabar jis bando tiest koją ant laiptų. Žemyn, kažkur tai žemai yra laiptai. Tai reikia išdrįsti. Ir motina, jos misija yra padėti. Išdrįsti, atitrūkti nuo jų kojų, nuo vyro ir motinos kojos, atitrūkti, eiti į kosmosą, į visuomenę, į sociumą, tam vaikeliui. Ir jis neišvengiamai tą dalyką daro, nes gyvenimas skatina jį pažinti, eiti į pažinimą. O vyras atsilošęs atgal balansuoja. Vaikas žengia ir kad būtų atsvara, vyras atsilošęs, kad būtų lygsvara. Bent skulptūroje vizualiai tai pateikiama. Skaitymo pamoka, tas skaitymo pamoka pas mane kartojasi labai daug esu pavadinęs savo darbų. Ir dabar vėlgi pasaga, ant to kalno eina tas angelas ir du maži personažai bando padėti. Vienas nedrąsus, kitą jau pasiruošusi skristi, jau turi sparnus. Ar pavojinga leistis, o gal labai pavojingiau negu kilt? Reikia drąsos pažvelgti nuo kalno į pakalnę. Ir galbūt tas didžiulis kalnas yra labai aukštas. Baugu pažvelgti žemyn, kaip reiks nusileisti. Bet
didysis angelas rodo, pažvelk į dangų, pamatysi, kad visas baigsis gerai, nes matai, kaip skraido. Yra į ką žiūrėti, yra pavyzdys, kad tai realu. Pakilti reikia. Gali krist, bet gali ir skrist. Greit ateis laikas ir būtent šitam angeliukui, žmogeliukui, tą dalyką daryti. Va čia padovanoju atvažiavę visiems tą darbą muziejui. Čia va, vėlgi du. Va, gyvenimas lipi per ratus. Lipi aukštyn, lipi tą piramidės viršūnę. Hierarchinė piramidė, lipi vis tik per ratus, per vargus visokius. Ir galų gale užlipi. Ir kągi viršūnėje randi svidinčioj paauksuotoj viršūnėje. Randi vyro moters apsikabinimą. Kitaip sakant, meilė. Nes pripažinimas, kad tu nesi vienas, esi dviese. Ir moters ir tie konfliktiniai tie santykiai, visi tie keisti šalies žiūrint ir pačiam labai keisti, nemalonus, ir patirčiai ir fiziologiniam kūnui. Bet vis tiek žmogus yra dvilypis. Ir dvilypis. Ir siela, ir materija, dvasia ir materija, ir kūnas to pačiu. Ir visą laiką tas pagal amžių lieka geismas, priešingos lyties. Ir iš viso to jausmo, o meilė yra kaip klijai. Jeigu meilės jausmo nebūtų, žmogus materija nesusikabintų. Pagalba trokštama, geidžiama. Ir nors ignoruoji tą pagalbą, tu esi tiek reikšmingas, bet kai atsirandi kalno viršūnėje ir keli koją, ir dabar koja į nežinomybę. Tu jau viršūnėje, viskas baigta, užbaigta, tu užlipai ant Himalajų, viršui tai kosmosas, dangus, viešpas, kuo tu tiki, jeigu tu tiki. Bet toliau, kas toliau? Vienintelis dalykas, jeigu tu esi savyje suformavęs angelą sargą, jeigu jis yra, jeigu tu jo tiki, jis tau padės. Tai tuo pačiu ir pragaištis, nes tau palengvėja, o žmogus jis turi komforto. Komfortas yra negatyvus dalykas, komfortas yra pramoga. Bet jeigu žmogus laikytųsi 10 Dievo įsakymų, jis neišlaikytų taip Dievo įsakymų 10. Visur reikalinga komentarai. Ir komentaras sulengvina, padaro komfortą. Žmogus patempia, jau užduotis, tas kosminės užduotis jau pavelka, jau jam įmanoma, įgalina jau tą dalyką. Taip, kad čia yra angelas padedantis, kaip komentaras. Kad nebūtų taip tragiškai, ne tai kad skausminga, bet tiesiog, kad nebūtų žūtis, kad net to nesibaigtų. Čia yra viltis, pagalba yra viltis. Tai yra ir patyrimas komforto, ir pripažinimas tavo silpnybių. Karnavalas, čia turiu galvoje žmogiškai karnavalą, žmogiško gyvenimo, tokie neintymios, bet visuomeniškos nuotaikos ir visuomeniško elgesio pavyzdys, kada mes neišvengiamai norim turėti virš savęs kažką patogų, išrinkti žmogų, kuris prisimtų atsakomybės nuo mūsų ir mes jį pradedam aukštinti. Surandam personažą ir
bandom jį iškelti ant kažkokio piedestalo. Čia rodau aš ant vežimėlio, tarsi ant rato, sėdintis žmogus ir laikantis rankutėse, vis tik prilaikantis aureolę. Jis yra iškeltas, jam patinka, kad jį pasodino ant rato, iškėlė ir jam ta būsena labai patinka, kadangi tauta išrinko. Ir ką tauta išrinko, bet labai greitai nusivylė savo pasirinkimais. Ir kas atsitinka tada? Mes pavirstam savotiškais, tarsi gyvuliais, kurie vieni stumia, kiti traukia, ten avinais, ten jaučiais, kažkas tokio, mūsų savybės tampa tų gyvūnų, tokia analogija. Ir principe čia yra ironiškas, giliai ironiškas, netgi iki satyros įprasminimo. Tas vaizdas yra apibendrintas vaizdas. Tai yra vienas iš paskutinių šitos serijos darbų, kur bandau atsverti įvedant kitą medžiagą ir visiškai į kitą nuotaiką, bet pasaga yra perversta, ne taip, kaip stereotipiškai pas mane visas kalno elementą kartoja, o čia atvirkščiai taurės, yra taurė. Ir jeigu taurė, indas turi būti pripildytas. Jeigu indas tuščias, jame gali įsiveisti negatyvas, gali įsiveisti, galima sakyti, šėtonas. Jeigu tuščia, nėra grūdo įdėta, tai yra blogai, jame turi kažkas būti. Čia rodau tokį, panaudojant agrarinės kultūros fragmentus, tai mazgą panaudota, tiesiog vežimo priemonė, kažkur tai vežimo elementas yra kalbiškai nukaltas ir mane jie domina. Ir aš pratęs sujungiu, nenaudoju visiškai naujos medžiagos, kažkokios pirktinės ir visa tai iš agrarinės kultūros fragmentai. Taip, čia ir panaudoju stiklą, kuris atšviežina, suteikia gaivumo, šaltumo tam. Ir kontrastingas tas yra įspūdis, jis suteikia visiškai nuotaiką visai kitokią, visiškai ne tiek filosofinę, kaip aplinkui deklaracijose, visuose tose kitose darbuose. Bet čia tuo pačiu irgi yra filosofija, nes vis tiek netgi tam pritaikyta, netgi tas įmanoma, nes tai yra kaip taurė, vienintelė šitoje serijoje darbų panaudota taurė, atversta. Tai yra kaip moteris laukianti, lingaminės struktūros, azijietiškos struktūros suvokime, įlenkimas, dvi kolonos, vienas įlenkimas ir viršuje apskritimas, ten vyriškas elementas, o pats lingamo įlenkimas į žemę, reiškia moteriškasis. Tai čia yra apibendrintas pasagos forma panaudota tam. Ir tas kokteilis jis yra įneša parodoje pačioje nuotaiką kitą. Gal kaip eksperimentas, bet jis gali būti tiesiog kaip sprendimas, pilnai gali būti išbaigtas ir pateiktas ir suvoktas kaip toks. Vėlgi pasaga, bet aš čia panaudoju, kadangi jis yra toksai, pasiutęs, kontroversiškas menininkas, vėlgi jis daug šnekėjo, daug rašė, ir panaudoju tas lupas ir vyrišką ir moterišką pradą. Pasičia panaudoju. Čia Salvadoro Dali? Jo. Tai va, matai, įdėjau agrarinė kultūra. Tai va, nosis, visą tą agrarinės kultūros, nes jis kontroversiškai, visiškai jis ignoravo visokius dalykus, jis yra ultramodernas, surrealistas, virš realybės. Ir jam ta agrarinė kultūra tolima priešingai visiškai. Ir aš jam vis tiek įvariau nosį tą Kalvarato rankeną. Nes tai sudaro komizmą. Nes akis, aš radau, kad jis
ir ūsus ir tokius, naudot tokius, vos ne iki užliesdavo, iki vos ne iki akių, o kiti trumpesni. Tai va 2 variantai jums. Tai patys pasagų formos traktavimas pagal tautas irgi kitaip. Osetis Latvių irgi vertikalė, kur žiūri į dangų ar į žemę, būtent žvaigždės tas formos yra labai skirtingai traktuojama, bet tai visur tai būna. Nes visame pasaulyje viena forma reiškia skirtingus dalykus. Taip kad čia pačio žmogaus, vis tiek menininkas įdeda ir savo pasaulėvaizdį, pasaulėjautą, ir tos žinios ateina iki jo savais pažinimo takeliais. Kiekvienas žmogus kitaip tą mato visiškai. Ir anima ir animus visiškai kitaip patiria. Ir, pavyzdžiui, aš darau, kad keli filosofai, jeigu skaitau į kažkokį tai aspektą, į kažkokį tai darinį, žiūri panašiai, analogiškai, neturi prieštaravimų, jie tada man tinka, man didesnis įsitikinimas yra, nes aš nesu pajėgus išvystyti taip mintį nuosekliai su atradimais apmąstytą. Apmąstom filosofai. Aš tiesiog jau bandau kaip dalinis iliustratorius, pateikėjas, tiesiog materializacijos toksai atvejis vyksta pas mane. O visą tą mentalinį darbą atlieka jie, bet aš įvedu į savo istoriją. Būtent istorija iš manęs ateina. Ir gaunasi toks savotiškas kokteilis. Žinios yra tos pačios, kur reikia žinot specifinio patyrimo, specifinio palyginimo specifikos, kada yra istoriškai išanalizuoti tie dalykai. Ir tada taip, tada aš juos naudoju. Bet ir poetinių dalykų, man impulsyviai, instinktyviai, intuityviai, tiesiog žinau, kaip tai turi būti, kaip aš įsivaizduoju, kaip man atplaukia sapne, kaip asociacijos mano tinka prie to meno kūrinio, kaip panaudoti medžiagoje ir kokias medžiagas naudoti. Ir gaunasi kažkoks tai fragmentas ir nesakysi, kad atsitiktinis yra jau užbaigta situacija, kitai mano surišta buvo sudėta, realizuota materija. Ir jeigu žmogus kalba, aš kalbu nerišliai, nes pas mane tiek daug viso yra ir aš nežinau, kurį žodį svarbesnis ir kuriuo metu jį panaudoti. Tai aš darau meno kūrinį ir jeigu mano netiksli, nerišli kalba nesukelia pasitikėjimo, aš tikiuosi atlieka mano materializuotas meno kūrinys. Ir jeigu netinka mano žodžių, meno kūrinys materializuotas šitas, jis gali užhipnotizuoti, užimponuoti savo formą, savo kažkokią tai idėją netikėtą. Taip, kad sėkmė ir kalba yra didesnė prasmė. Čia atsiranda kabliukas pokalbiai. Skulptūra man asmeniškai būna pokalbis su savimi. Aš analizuoju gyvenimą. Skulptūroje analizuoju gyvenimą. Nes man nėra kitaip analizuoti. Tada kaip išdarinėjau, aš tiesiog atrandu, patiriu ir visą tą gyvenimą, tai būtent skulptūroje. Vėliau visą tą jau permetu į stebėtoją. Į stebėtojus lieka. Ir su juo, jeigu būna gera nuotaika, tada galima, jeigu auditorija priima žodžius, tada gali būti pažinimas. Ir mano pateikėjo per meno kūrinį ir gavėjas subjektas ir objektas tada pasitenkina, viskas tai komplekte būna. Tada yra prasmė.